Sveiki. Biblija kalba apie labai blogą vietą, kur Dievas siūs velnę ir jo angelus. Apreiškimo knyga 20 skyrius 10 eilutė. Jūsų vedžiotojas velnias buvo įmestas į ugnies ir siros ežerą, kur jau yra žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžius. Ta vieta yra, kaip Biblija aprašo, yra degantis siera ir ugnimi. Ir Dievas tos vietos neparuošė žmogui, jis paruošė tai velniai. Bet į tą vietą paklius ir tie žmonės, kurie atmetė Dievo dovaną, kurie atmetė amžiną gyvenimą ir atmetė Kristų. Apreiškimo knygos 20 skyrius 14-15 eilutės. Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą. Kartais aš kalbu su žmonėmis, sako, aš netikiu pragaro, aš netikiu tomis liepsnomis. Sako, viskas labai gerai. Grįžk namo, įjunk orkaitę arba kaitlentę ir kišk savo ranką. Sakau, pratinkis. Gal tai padės tau persigalvoti. Nepakliūk į pragarą.